žiauriai geras, naudingas daiktas. ELO iš esmės yra objektyvus būdas nustatyti žaidėjų lygį, vertinant kiekvieną jų žaistą mačą. ELO principo mes neišradome, jis naudojamas kitur ir labiausiai šachmatos. Esmė tame, kad ne pati formulė, bet jos atšlifavimas pagal tavo poreikius ir jau prasukimas tų duomenų, kad jinai pradėtų veikti. Kiekvienas norim žinoti savo lygį, norim jausti, kad mūsų lygis kyla objektyviai arba leidžiasi, norim žaisti prieš lygiaverčius žaidėjus. Teniso turnyrus organizuojam jau 15 metų ir nuolatinė problema buvo ir yra, kad žaidėjai papuola ne pagal savo lygį. Ir tenise turim surinkę virš 100 000 mačų ir tiek turėdami duomenų mes atidirbome tą algoritmą, kaip jis galėtų tiksliai skaičiuoti tą ELO lygį. Ir tada tą sukurtą algoritmą perkeliam į padelį, nes mes padelį turime mažiau mačų, čia esame 3-4 metus. Tačiau tą geriausią praktiką, tą algoritmą perkelia iš teniso, mes galim padelio bendruomeniai pasiūlyti būtent tą objektyvų būdą suskaičiuoti jau grinai padelio žaidėjų lygį. Mes kaip jau 15 metų organizuojantis turnyrus norime juos daryti kuo geresnius. Ir po kiekvieno turnyro siunčiam atsiliepimo anketas ir analizuojam, ką žmonės rašė. Tai kiekvieną kartą dažniausias nusiskundimas yra būtent dėl to, kad neatitiko žaidimo lygių. Ir kai pas mus vienam turnyrui būna 1500 ir daugiau dalyvių per 3 miestus, neautomatizuotų būdu padaryti tą tikrai sunku ir kartais patiems žaidėjams sunku save prisiskirti. Žaidėjai žinom, kad geriausi mačai yra, kai žaidžiam prieš lygiaverčius priešininkus ir tik tai tokios pergalės pačios saldžiausios ir leidžia kaip sakyt, augti. Mūsų kaip organizatorių pagrindinis uždavinys ir yra užtikrinti, kad kuo daugiau tokių mačų gausite. ELO skaičiuojasi po kiekvieno sužaisto mačo ir maža to, tas algoritmas gudrus ir jisai vertina jūsų varžovų ELO lygį. Ir priklausomai nuo jo, jūs arba gauna taškų, arba netenka. Jeigu aplošiai stipresnius, tik tada gauni taškų ir kuo stipresnius, tuo daugiau gauni. Jeigu aplošiai silpnesnius, tai taškų beveik negauni arba iš vis negauni, nes tu juk patobulėjai. Naudodami tą algoritmą, turim tokį head-to-head palyginimo įrankį, tai jisai atspėja 71% mačų. Jisai rodo tavo tikimybę laimėti ir jeigu rodo, kad tu laimės, 71% atveju jis yra tikslus. O jeigu jisai tau rodo 60% tikimybę, tai realiai jis 9 iš 10 mačų tokius atspėja. Tai iš esmės, jeigu tu pasilygini, ar ten 1-1, ar 2-2 ir matai, kad, pavyzdžiui, tavo pergalė yra 70% atveju, tai čia yra beveik garantija statistiškai, kad mačas taip ir baigsis. Pradėjom tik daryti, dar nebuvo to jausmo, bet kai prasukom to 100 000 duomenų ir pamatėm, kad jis atspėja realiai, statistiškai atspėja, nesvarbu kokio diviziono žaidėjai, nesvarbu koks turnyras, kaip tu bežiūrėsi, jis visą laiką nuosekliai turi tą aukštą atspėjimumo procentą, vadinasi, jisai veikia. Ir tada atsirado toks jausmas, kad viskas, čia yra revoliucija, reikia mums toliau tobulinti, atnešti tą įrankį žmonėm, kad jis tarnautų. Bet iš tikrųjų jisai ir išryškina skirtumus, kuomet žaidėjas galvoja, kad gerai žaidžia, bet algoritmas iš rezultatų to nemato. Galbūt jisai gražiai muša, galbūt jisai jaučiasi, kad žiauriai apylygius mačus turi, bet jeigu jis visą laiką arba dažniau pralaimi, prieš tuos, kuriuos turėtų laimėti, tai algoritmas tą objektyviai parodys. Ir tada tai tokia bus akistata su faktu, koks tavo tas lygis. Reitingas išlieka ir čia yra 2 atskiri dalykai. Tai reitingas apdovanoja jūs už rezultatus turnyre ir reitingas susiskaičiuojamas po turnyro. Tuo tarpu ELO skaičiuojamas po kiekvieno mačo, persiskaičiuoja per naktį ir jisai atspindi tik jūsų žaidimo lygį. Tai iš principo piktybiškai taip, tu gali registruotis su ELO ne pagal rėžį į kitą divizioną, tačiau mes kaip teisėjai pamatysim tą ir greičiausiai neleisim